Iš tikrųjų, sveiki atvykę į festivalį Gintorinė Baltija 2015. O dabar jūsų gausus aplodismentai. Ir jūs renkatės numerį 5. 5 numeriu startuoja Darijus ir jo modelis bus Sita. Sėkmės visiems ir objektyvaus gero teisėjavimo. Ačiū. Sveiki žiūrovai, komisija, teisėjai. Mano vardas yra Darijus. Gyvenu Gargžduose. Šiandien jums pademonstruosiu klasikinį vanojimą su 2 vertimais. Artėja nuostabiausia metų šventė Rasos arba Joninės. Ir ši šventė mums asocijuojasi su vidurvasariu, žolynais, šienapjūtė. Dabar šieną pjauna galingos technikos pagalba. Anksčiau žmonės viską darydavo rankomis ir pjaudavo, ir grėbdavo, ir džiovindavo. O visą dieną padirbus laukuose ne vienam paskausdavo nugarą, pečiai ir strėnas. Ir kur kitur, jei ne pirty, žmogus galėjo atgauti jėgas ir atsipalaiduoti. Kad šiandien aš jums pristatau šienapjūtės pirtį. Planuojimo metu ir darant kompresus labiau bus akcentuojamas kryžkulis. Visą vanojimo metu kūnas bus tolygiai šildomas, intensyviau pabaigoje, su daugiau garo. Vanojimui naudosiu 2 rūšių ąžuolinės vantas, nutrinimam šviežias beržines. Atvėsinimam bus šaltos vantos, praversiu garinės duris. Kad mano modelis jaustųsi patogiau, paklotui naudoju šviežiai džiovintą šieną iš savo pievos, o malonus jo kvapas nuneš mus į vaikystės prisiminimus apie lietuvišką kaimą ir senas jo tradicijas. Ačiū Dariui, prašome eiti. Kas nėra susidūrę su vanojimu, profesionaliu vanojimu, tai galiu trumpai pasakyti, kad vanojant žmogus yra įkaitinamas palaipsniui, temperatūra keliama palaipsniui. Tai iš pradžių žmogus neplakamas su vantomis, stipriai nedaužomas, o kaip tik pradedama nuo vėdavimo. Tą garą iš viršaus nuleidžia ant žmogaus. Tokiu būdu jį šildydama. Vėdavimui dažniausiai naudojamos yra platesnės, didesnės vantos, kaip ir šiuo metu matome, Darius naudoja ąžuolinės vantas. Jos yra masyvios, plačiais lapais, todėl labai gerai tinka garo vaikymui. Pagal kaitintą vantą dedama žmogaus kūną, lengvai prispaudė, taip pat tarsi tokiu būdu persi. Iš viso teisėjai turi vertinti vanojimą pagal netgi 11 kriterijų. Tai darbas iš tikrųjų jų yra labai sudėtingas ir įtemptas. Yra 7 dalyviai, kiekvieną reikia atidžiai stebėti. Yra vertinama estetika garinės paruošimas. Tai yra, kaip dalyvis susidėlioja darbo priemonės, varai, įvaizdžio vientisumas, toliau vantos, jų kokybė. Pasti? Is it aching or it's healed? How do you feel it? Very good. Your back is good now. My back, yeah, it's very. Ar dar bus klausimų? Jeigu ne, tada dėkojame Dariui ir jo modeliui. Ir ruošiasi 6. dalyvis. 5. Lietuvos vanojimo čempionatą yra skelbiamas Darijus Rimdeikas. Sveikinimai Darijui! Aišku, kiekvienas dalyvis, ruošdamasis bet kokiam čempionatui, jisai vis tiek galvoja apie pergalę.
Kaip be būtų pergalė yra viena tik tais ir norint laimėti reikia atiduoti visas savo jėgas, reikia stengtis. Šiaip ruošiausi tam čempionatui mėnesį laiko, iš tikrųjų ir tikrai nuoširdžiai ir būdavo, kad eidavau miegoti 2-3 nakties ir tiesiog reikia atiduoti visą save. Ir taip pat, aišku, sveikiname Darijų Narvilą, užėmusi 2. vietą. Sunkiausia, be abejo, kad tai buvo mano debiutas, neaišku, ko tikėtis, neaišku, ta nežinomybė baugina. Į laiką sutilpti buvo sunku, bet pavyko. Taip. Gerbiami prizininkai, išeikite į priekį, padarysime nuotrauką. Pats dalyvavimas patiko tiesiog, nes toks adrenalino, sakykime, gerbėjas, bet karts nuo karto norisi tokio kažkokio iššūkio, kad kažkaip save išbandyti, tai gal tas labiausiai toks savęs išbandymas, kad aš pabandžiau, galėjau, tiesiog. Taip, aišku, turbūt. Kelkite prizus, dabar yra jūsų šlovės minutė. Taip, dar kartą duosime sventai geriausiems 2015 metų Lietuvos pirtininkams vanotojams.